Ok, važiuojam toliau. Dabar pradėsim dirbti su Aerodrome protokolu. Vėlgi, principas bus panašus į Orką, kurią jau rodžiau ant Solanos. Čia dirbsim su Etheriu ir Aero, kurie yra paremti ant Base chaino. Base chainas yra Ethereum Layer 2, kurį sukūrė pats Coinbase. Mano manimu labai perspektyvus chainas ateičiai. Žinant, kad Coinbase'as labai bučiuoja Trumpui visur, kur įmanoma, lenda į visą tą ekosistemą, tai manau, kad Coinbase'as ir Base'o chainas bus pakankamai aktyvus ir įdomus ateičiai. Ir tie, kas nežino, Coinbase'as kuria tokį, pavadinkim, kripto super appsą, kur bus viskas viename, toksai kaip, nežinau, Venmo Amerikoje, tik tai paremta per kripto. Tai, įdomu. Bet čia nepasakosim, kas čia kur ir apie ką, tiesiog važiuojam ir bandom įdarbinti savo Etherį arba Aero tokeną. Aero tokenas yra šito protokolo varikliukas, tai jis irgi generuoja gerus procentus ir yra pakankamai geras assetas dalyvauti pūluose, tiek jeigu jį ir kaupti, tiek jeigu tiesiog spekuliuoti. Jis yra pakankamai įdomus variantas ir Aero yra didžiausias deksas ant Base'o, būtent Base'o chainui, tai dėl to aš jį ir rodau. Jisai veikia biški kitaip negu, tarkim, Uniswap arba Orca, bet iš esmės principas toks pat. Tai jeigu pamenat Orkoj, sakiau, ką mes turim, 2.7 prisikaupę, Solana 170, balansas yra, kaip matote, 100 cam Solanom ir $200, o buvo PM ant PM maždaug, dėl to, kad Solana yra šiek tiek aukščiau, negu buvo, kai dėjom. Tai tiesiog parodau, kad keičiasi tas ratio. O pending yieldas yra 2.70 ir, tarkim, norint jį pasimti, pasispaudėt harvest yield, jums iššoks iššoka langelis, wallet'e, tarkim, confirm ir šitie 3 baksai pas jūs wallet'e, viskas, ta prasme, PM procentų yieldo iš Solanos ir PM iš USDC ir toliau kaupėt iš naujo. Tai dabar į Aero, tai ateinat į aerodrome.finance, čia yra pagrindinis protokolas, vėlgi galit pasiskaityti, kas apie ką ir kodėl, bet esmė jungiat wallet'ą, connect, aš jungsiu Rabby, connect, ir čia aš turiu vieną poziciją padaręs, tą tokią demo poziciją iš seniau, kai rodžiau DeFi'ų anglų kalba ir tiesiog jeigu kažkam rodau viešai. Tai visų pirma, tai yra irgi lygiai taip pat kaip ant Orkos, ant Solanos yra swapas, kur gali pasikeisti assetus iš vieno į kitą ir per čia tie poolai ir susiformuoja. Tada yra liquidity, visos galimybės, kur galima dėti pinigus ir juos darbinti, skirtingi poolai. Vienas skirtumas, ką reikia suprasti, kad skirtingi poolai reiškia skirtingus dalykus. Tai kaip pavyzdys, basic volatile, tai reiškia, kad tai yra poolas, kur tu dedi į full range, ne į koncentruotą liquidity poolą, reiškia, tu nenustatai range, jisai dirba visam kainos diapazone. Jeigu žemiau paėjus rasi concentrated volatile, tai reiškia, kad tai yra koncentruoto likvidumo poolas ir tu gali nusistatyti range. Assetai, su kuriais yra žaidžiama šiuo atveju, yra USDC prieš Aero, tai čia aš ir esu įdėjęs į šitą poolą ir tada, tarkim, Etheris prieš USDC, Etheris prieš Bitcoiną, vrapintą Coinbase'e, irgi čia sumos ir volumai ir TVL'as yra nemaži, labai daug žmonių yra prikrovę čia pinigų, labai aktyvus į protokolas, žinomas, geras. Tai čia galit pasižaisti, tai tarkim yra Etheris ir USDC, basic volatile, kas reiškia, kad tai yra nekoncentruotas likvidumo poolas ir jisai moka apie 10% APR šiai dienai,
bet paėjus čia, kur yra eteris su USDC ir koncentruotas, čia galit nusistatyti visai kitokį range'ą. Tai viską padarius, atsidarysite dashboardą ir dashboard'e matysit savo poziciją. Laukiam, kol užsikraus. Ai ne, palauk, aš ne šitam wallet'e. Sorry. Tai dabar parodysiu tiesiog, kaip įeiti į poziciją ir po to parodysiu aną poziciją, kurioje jau esu, nes yra du skirtumai. Tai einat į liquidity, pasiemat etherį iš USDC, šitą porą aš ir dėsiu, nes jei neklystu, rebi yra pas mane, yra 100 PM etherio vertės ir man reikės USDC. Tai atsidarot poolą ir čia nusistatote range'ą. Tai sakykime, ant etherio 8% pala yra 2.3 ir 2.7. Aš norėjau dėti kažkas 2.8, tą, kad būtų high apie 3K. Tiesiog palikim plus minus 8%. Čia, kai darysit patys normales didesnės sumas, tvarkingai, tai po to parodysiu vieną toolsą, per kurį galima užsidėti price range'ą ir pasižiūrėti chartuose. Bet dabar, kol rodau, kaip tai veikia, tai tiesiog pasirinku plus minus 8%. APR'as yra nedidukas, jeigu bus 3% bus biškai didesnis, bet ir eterio aktyvumas yra žiauriai sumažėjęs, tai nėra ko norėt gauti didesnį procentą iš šito poolo, iš eterio. Šiaip manau, kad daugiau tu gali gauti su Aero. Pasižiūrim. Arba netgi iš tikrųjų su šitu virtual, su eteriu. Tik man atrodo, virtual AI, tas projektas yra labiau populiarus ant Uniswap, ne ant to, kaip jisai, ne ant Base'o, ne ant Aero tiksliau protokolo. Tai tiesiog dedam šitą ir viskas, kad parodyti, kaip tai veikia. Po to, kai jūs darot savo poolus, savo pozicijas, jūs galit jau žaisti skirtingose pooluose, skirtingose assetuose. Aš noriu parodyti, kaip tai veikia. Tai pasiliekam 8%, paeinam žemiau, asset deposit amount. Tai vėlgi, mes turim eterio ir turim USDC, bet kur yra problema? Jeigu aš pasidarysiu, kad noriu dėti 0,04 eterio, aš turiu įdėti ir $117, bet aš jų neturiu, nes pas mane viskas stovi eteriais, kaip pavyzdys. Tai jeigu, tarkim, aš turiu savo wallet'e dabar $100 vertės eterio ir aš dedu į poolą plus ir minus 8%, tai reiškia, kad mano įdėjimo santykis yra realiai PM ant PM. Tai dabar ką aš turiu padaryti, ir va šitas dalykas biškai užknisa, nes iš tikrųjų ant Orkos, ant Solanos, ant kitų protokolų, protokolas man pasirūpina už tave. Tai tu, ir šiaip yra toolsų, kurie tau leidžia tai apeiti ir dėti tiesiai, bet for the beginners, iš pradžių, dar jo nerodau. Tai dabar man reikia pasikeisti mano eterį apie pusę jo į USDC ir tik tada grįžti ir dėti į poolą pinigus. Tai ką mes darom? Einam į swapą, eteris į USDC, ok, ir dabar 0,023, sakykim, arba 0,02 darom tiesiog. Tai va, apie $500 vertės eterio keičiu į USDC, darau swapą, patvirtinu pavedimą, patvirtinta, swapped, tada grįžtu į liquidity, atsidarau vėl poolą, vėl plus minus 8% ir dabar jau galiu 0,02 eterio dėti ir dar vis tiek trūksta. Ir tu turi visada pasiskaičiuoti, va tas ir yra. 0,7. Oi. Tai sakykim 1,3,
1,5, 1,6. Gerai, va, gal iki 7, jo, va. 0,017 eterio ir gaunas 50 baksų ir turiu 56. Tai galiu daryti depozitą. Čia dabar reikės praeiti pro transactionus ir keletą jų. Automatiškai viskas iššoka, viską pakonfirminat ir depozas bus įdėtas. Viskas. Dabar įdėjus depozą einate į Stake Liquidity ir čia, kur dashboardas, atsiranda jūsų poolas. Tai reikalinga šitą sumą reikalinga užsteikinti, tam, kad jūs gautumėte ir trading fees. Ir tom skiriasi šiek tiek Aero nuo Solanos protokolų, nes ten viskas yra šiek tiek paprasčiau. Tu įdėjai ir tu turi. Uniswap'e, tarkim, SushiSwap'e irgi taip pat. Ant Aero veikia biški kitaip. Dėl to dabar noriu ir parodyti. Padarai steiką, 100% yra steikinama suma. Vėl patvirtini depozitą. Dažniausiai būna 2 arba 3 pavedimai, žiūrint, kelintą kartą darot ir su kuriais tokenais dirbat. Viskas, gauti dashboard ir dabar atsiranda pozicija, kad jūsų Etheris USDC, concentrated, jūsų range'as tarp šito ir kiek yra įdėta. Ir dabar paspaudus ant rodyklytės atsiranda staked amount, tai šita suma dabar jau dirba ir jums generuojasi šitie trading fees ir Aero emissions. Nepasakosiu, kaip protokolas veikia, galit pasižiūrėti patys, nes tai yra pakankamai techninis dalykas, bet ką reikia žinoti, kai tu dedi į koncentruotą poolą, tu gauni tiek trading fees, tiek šitus emissions. Ir jie tau paprasčiausiai kaupėsi. Čia suma yra nedidelė, APR'as mažiukas, neegzistuojantis beveik. Tai tikrai čia daug iš šito dalyko neužsidirbsi. Solanoje visai kiti skaičiai ir daug patogesnis protokolas, bet operuojant didesnėm sumom ir turint blue chipą tokį kaip Etheris arba Aero irgi, tada yra visai kitas uždarbis. Ir ką aš noriu parodyti, kad dabar, kaip pavyzdys, čia mano trading fees ir čia mano emissions, bet jeigu aš nueisiu į kitą walletą, tuoj pasijungiam. Čia aš turiu kitą poziciją, kur yra įdėta $405 ir yra basic wallet, tai reiškia, kad mes dengiam visą poolą. Tai visam pool'e, kaip matote, nedarant koncentruoto poolo, aš iš trading fees negaunu nieko. Aš viską gaunu iš Aero emisijų. Ir šitas procentas yra, kurį aš gaunu, ir dabar čia prikaupta apie 62 baksai. Nežinau, per kiek čia laiko, iš tikrųjų mėnesį gal kokį, neatsimenu iš tikrųjų, kada dėjau. Čia tiesiog kažkada kažkam rodžiau, kaip čia kas veikia, anglų kalba. Ir tada mes kartu įdėjom ir jis tiesiog kybo. Tai yra, šiam 2 baksai yra prikapsėję, irgi pasispaudi claim, pasiemi juos į walletą ir turi. Neimsiu, nes aš palieku šitą poziciją, kad jeigu po to kažkam rodau, aiškinu, kad būtų pavyzdys, kaip tai atrodo. Bet iš fees tradingo aš nieko negaunu. Ir čia veikia tokiu principu, kad tu gali lokinti savo Aero tokenus per šitą mechanizmą ir tada gauni geresnius rewardus ir taip toliau ir panašiai, ir tiesiog nereikia žodžių elgtis. Kitaip tariant, jeigu tu dirbi paprastai, jeigu taip trumpai ir aiškiai, jeigu dėdi į poolą, kuris yra full range'as, tu gausi iš Aero emisijų savo profitą, pavadinkim. Ir jisai yra Aero tokenais. Ne USDC ir Aero kaip poolas, arba tarkim būtų Etheris USDC, bet Aero tokenais. Dėl to juos yra geriau pasiminėti dažniau ir atsikeisti USDC, nes Aero yra daug labiau likvidus tokenas ir daug labiau, nelikvidus, norėjau pasakyti, volatilus. Ir jisai vaikšto į viršų į apačią daug daugiau
negu tarkim Etheris arba USDC nevaikšto iš vis. Tai geriausia yra fiksuoti profitus dažniau ir atsikeidinėti į USDC arba į kažkokį kitą didesnį assetą. Ir jeigu, tarkim, Maero pakrenta į apačią, tai irgi koks skirtumas, apsimoka laukti ir laikyti toliau, tai jisai vis tiek tau generuos fee, kad ir kokiam kainai būtų Aero, tai tiesiog prisikaupia pigesnio Aero ir jisai tada pradeda važiuoti vėl į viršų. Nu, taip bent jau istoriškai visada būdavo. Tai va, o jeigu grįžtim į walletą, kur dabar ką tik darėm, į Rebį, tai mes gaunam tiek trading fees, va čia, tarkim, prisikaupia čia 0,006, žodžiu, tiek Aero emisijas. Ir pastebėsit, kad dabar APR-as staiga išaugo 170, nors ką tik buvo kiek ten 17. Taip irgi būna. Šitas skaičius labai šokinėja, ypač kai esi ant mažesnių range'ų ir Aero protokole šitas skaičius labai keičiasi. Taip tikrai būna atveju, kada atrodo nieko neuždirbi ir tada praeina 2-3 dienas ir žiūri, kad čia tau sukalta apie kiek, ta prasme, profito. Ir viskas priklauso nuo to, kaip juda Etheris. Tai jeigu dabar atsidarysi Etherį, tai iš šitus nekreipkite dėmesio, tiesiog paaiškinsiu po to, jeigu reikės. Jisai praktiškai nieko per daug nedaro, aktyvumo markete nėra. Čia aišku buvo stipru, daug kam labai išmušė range'us, būtent šitas Etherio grįžimas, bet iš esmės šitas skaičiukas, sakau, labai dažnai šokinėja. Tai va, ir dabar, kai čia kaupiasi fees, čia kaupiasi Aero emisijos ir kai jūs norit pasiminėti profitą, pasiemat iš abiejų vietų, tiek iš Aero, tiek iš fees. Iš fees visada bus gerokai mažiau, nes didžioji dalis rewardų eina per Aero emisijas, tai čia bus visada gerokai didesni skaičiai negu iš trading fees. Ir po to po kelių dienų vėl, kai darysiu kažkokį video, tiesiog aš grįšiu į šitą poolą ir parodysiu, kaip tai atrodė. Ir tada prie to pačio dar yra laiko, parodysiu Uniswapą, kuris irgi yra toks pat deksas, kaip ir, tarkim, Orca arba Aero. Atsidarai Uniswapą, swap anytime, anywhere ir taip toliau. Jie palaiko daug labai skirtingų chainų, irgi visus Ethereum layer 2. Yra vienas didžiausių deksų apskritai, įskaitant visus chainus, bet tarkim, būtent ant base'o Aero yra gerokai didesnis. Spaudžiam connect, other wallet, Rebį, pasijungsim Rebį, triušiai, atsigersim kažko ilgai čia jisai labai. Dirbam. Nu va, jau nebesinorėtų, jungti antrą kartą. Ir iš tikrųjų Uniswap'e labai retai kažką darau, nebent tai yra su AI agents ir ant base'o yra keletas įdomių AI agents projektų, kuriuos verta laikyti pool'uose. Vienas iš jų Virtuals, tas AI XBT tokenas, jisai, kas yra, ko tu nesijungi man. Nu va, prijungia pats, nu okei. Tai va, tu prisijungi lygiai taip pat, tada eini į Explore ir Pools ir čia tau atsidaro visi pool'ai. Čia gali pasirinkti kokiam chain'e, tarkim, Arbitrum domina mus pool'ai. Arbitrum pool'e va, visur yra TVL'ai, APR'as, volumai, kiek suka apyvartos, nu, tarkim, ETH USDC pagrindinis poolas ant Arbitrum Etherio. Vėlgi, dabar man noriu parodyti, kad yra tas pats poolas, bet skaičiai skirtingi. Kaip pavyzdys, ant Arbitrum Etheris USDC poolo APR'as yra va toks. Atsiminkit, 88314. Jeigu mes nueisim ant, tarkim, Polygon, ir susirasim Etherį su USDT, kaip pavyzdys, jau yra šiam 4.
Jeigu susirasim ant pačio eterio, eteris USDC, kur jisai nematau, čia yra 26. Ups. Jeigu nueisi ant beiso, eteris USDC yra 7,8. Taigi pavyzdys šiai dienai į tą patį poolą su tais pačiais assetais dėti per Arbitrum apsimoka labiausiai, nes tai yra didžiausi skaičiai. Nors yra tas pats assetas, tiesiog ant kito chaino. Tai ką ir noriu pasakyti, kad visada turi pasičekinti per skirtingus protokolus, per skirtingus poolus, ant kurio tas pats assetas yra logiškiausias šiai dienai. Tai galim, tarkim, atsidarom poolą. Čia vėlgi viskas parodyta, kas, kiek, ko jame čia yra, kokie transakcijai. Va šito aš nesuprantu, kam čia jie atvaizduoja kiekvieną transakciją, kas įvyko pūlę. Bet sakykim, tai čia rodo TVL, kiek yra pinigų šitam pūlę, 24 valandų apyvartas ir kiek surinko fees per paskutinę parą. Ir pūlo balansas, kiek yra USDC ir kiek yra Ethereum. Tai tada mes spaudžiam Add Liquidity. Pora yra šita. FTR'as visada tiesiog, kurį parenka, tą reikia. Spaudžiam Continue. Ir va vėlgi yra Full Range'as, kur tau nesvarbu, kiek kainuos Etheris. Tu visada būsi range arba Custom Range'as. Ir tu nusistatai pats Etherio kainą. Tarkim, 2.2 ir 3K. Šitam range tu dedi poolą, tai minus 14 ir plus 16%. Tai mano akim dabar visai neblogas būtų poolas, range'as, kad kažkiek čia laiko, kol marketas nejuda, kad tu vis tiek rinktum tuos fee. Ir lygiai taip pat pasidarai, kiek Etherio nori dėti, tarkim 0,1 ar kažkiek, ir tu turi turėti tiek pat dolerių. Nu, ne tiek pat, bet panašiai. Tai tu geriausia yra atėjus įsivesti sumą, kurią nori dėti iš viso, ne Etheris, bet bendrai. Tai jeigu, tarkim, bendrai nori dėti 500 baksų, tai ir vedi maždaug tiek Etherio, kad būtų apie 200 PM, plus minus, ir tada kitą sumą tau paskaičiuos, kiek tau reikia USDC. Ir tada vėl geriausia būtų atsidaryti atskirą langą Uniswap'e, kad šito nepramazinti, eiti į tradą, į swapą ir pasikeisti iš, tarkim, Etherio į USDC, pasikeisti assetus, pasiswapinti, tada grįžti čia, gali prasiresetinti, viskas grįž kaip buvo, bet tavo pinigai jau pasimatys čia. Ir tiesiog tada pasirefreshini, pinigai atsiranda ir tu darai next ir padarai depozitą. Ir viskas, lygiai taip pat. Nedarysiu, nes tiesiog nėra balanso pas mane lygtais ant Arbitrumo. Aš čia turiu 500 baksų, jo. Tai tiesiog nepadarysiu, bet esmę pagavot. Lygiai taip pat kaip su Aero, įdėjote į poolą ir tada atėjus į protokolą bus your positions ir čia tau rodys, kiek tu ko čia esi uždirbęs. Ir dabar nieko nerodo, nes nėra jokios pozicijos. Viskas. Tai tokiu būdu tu darbini Etherį arba Etherio Layer 2. Visus. Ir bet kurį tokeną, kurį nori. Po to parodysiu, kaip ieškoti tų tokenų, į kuriuos apsimoka ir neapsimoka ir panašiai. Bet čia viskas šiaip yra jūsų pačių namų darbai. Aš tik noriu parodyti, kaip tai veikia ir kad toks dalykas egzistuoja. Ir gal dar vieną paskutinį parodysiu irgi DEX'ą, tai yra SushiSwap'as. Šiaip nedažnai naudoju, nebent kažkas atsitinka, kad galimybės geresnis duoda. Tarkim, ant SushiSwap'o irgi lygiai taip pat pasijungi walletą, jis jau man pajungia automatiškai, bet šiaip čia pasijungi walletą ir tada spaudi vėl Explore. Čia atsiras visa informacija, būtent ant Etherio poolo, ant Etherio chaino, bet pasispaudus ant Etherio gali pasirinkti kokį nori chainą. Nu tai tarkim padarom tą patį su Arbitrum. Ir yra Arbitrum USDC, moka PM9 plus minus, kai ant Uniswap'o buvo 8,8, jeigu ta prasme pilnam range. Tai vis tiek Uniswap'e skaičiai yra šiek tiek geresni. Tai lygiai taip pat viskas veikia. Atsidarot poolą,
Matot statistiką, jis praktiškai čia beveik nukopinta nuo Uniswapo, add liquidity, va taip va, create position ir čia nusistatot range, full range'as, kardu, pusę ir taip toliau. Čia jau patys pažaidžiat. Tiesiog, kaip norit, minimum price'as, maximum price'as, čia tiesiog ranką galit suvesti ir panašiai. Tada jums paskaičiuoja APR, kol yra range, tai šiai dienai jis būtų toks. Jis aišku keisis ir labai greitai keisis ir labai dažnai, bet šiaip iš tikrųjų visai neblogai čia gaunasi, kol yra tavo pozicija range. Paeini į apačią, lygiai taip pat tau atvaizduoja, turi turėti jau abiejų asetų, nepakeist už tave, tas biški užknisa. Ant Solanos daug patogiau, bet čia nėra Solanos, čia yra Etheris, Ethereum Layer 2 ir mes turim tiesiog prisitaikyti. Tai aš tarkim 0.01 dėčiau, man reikėtų 25 baksų, aš juos pasikeičiu per trade ir swapą, lygiai taip pat, arba tiesiog wallet'e galiu čia ateiti ir pasidaryti tiesiog lygiai tokį patį swapą. Aš turiu breto, nejaugi. Ok. Tai va, ir aš įsidedu ir vėl lygiai tas pats kaip Uniswap'e ir tavo pozicijos add liquidity, va čia kur my positions, tau rodys vieną ir matysi savo pozicijos dydį. Ir čia kur unclaimed fees, matysi kiek yra uždirbta ir galėsi tos pinigus pasimti. Viskas. Tai parodžiau Aero, Uniswapą ir Sushi. Šitie yra pagrindiniai deksai, kuriuos gali operuoti per Etherį ir Ethereum visus Layer 2 chainus. Tai manau, kad viskas gavosi, kas čia pusę valandos, pats tas. Ir važiuosim toliau prie kitų video.